Sveiki, mėlyjeji. Savaitės pradžioje vis dar jausite didelę pilnaties įtaką. Būsite energingi, kūrybingi, na ir kovingi. Bet čia jau pilnatis nieko dėta. Deja, sudėtinga pozicija tarp Marso ir Jupiterio provokuos konfliktus, santykių aiškinimąsi. Kiekvienas galvos, kad yra teisus, kad yra protingesnis, geriau žino. Blogai tai, kad tai gali paliesti ne tik kasdieninius, šeimyninius santykius, darbinius santykius, kad tai gali paaštrinti ir bendrą jau įtampą pasaulyje. Savaitės pradžia iš tiesų įtempta, sudėtinga, kai reikia pasistengti bet kokią kainą likti ramiem ir išmintingiam. Ir galbūt vadovautis principu, kad paskutinysis ateina pirmas. Neskubėkim, nelėkim, nesvelkim į konkurencinę kovą. Ir žinokime, kad pergalė dabar gali atnešti gana skausmingą pralaimėjimą vėliau. Tad tie, kurie ir laimės mūšį savaitės pradžioje, nereiškia, kad dėl to iš tiesų kažką laimės. Jų gyvenimas dėl to gali pasidaryti labiau sudėtingas, labiau komplikuotas. Štai taip judam viena kryptim, o atsiduriam kitoje vietoje. Vieno siekiame, lyg ir tą gauname, bet pasirodo tai, ką gavome, tai pakankamai kenksmingas produktas. Jau vien dėl šios priežasties savaitės pradžia visiškai netinkama dėl kažko kovoti, kažko siekti. Suvaldykime savo aistras, savo norus, išlaukime. Ir jau paskutinioji vasario diena, 29, jau bus dėkingas laikas, kai bus galima pradėti tvarkyti jums svarbius reikalus. Bene pačios sudėtingiausios šios savaitės dienos bus antradienis, trečiadienis. Tai apribojimų, galbūt ir skaudžių gyvenimo pamokų metas. Žinia, kad pamokų nereikia mokytis tiem, kas sugeba jas patyliukais pasikartoti ir nebekartoti jau ankstesnių klaidų. Tad geriausias dalykas, kurį galima padaryti savaitės pradžioje, prisiminti praeities pamokas. Ir nebūtinai savo. Apie svetimas pamokas, na ir istorijos pamokas visiems reikėtų pagalvoti. Kaip minėjau, nuo ketvirtadienio, nuo vasario 29 dienos, kiek palankesnis metas ir 29 puikiai reikalų tvarkymui. Visai sėkmingas bus ir penktadienis, susitikimam, šventimam, pramogavimui. Labiausiai tinkama diena bus šeštadienis. Ir nors diena ir palanki romantiškiam pasimatymam, bet tai tas metas, kai netikėtai gali kilti nepasitenkinimas esamų žmogumi. Kai kam galbūt gali kilti noras paieškoti kažko kito, bet kokiu atveju, net jeigu esate laisvi, šeštadienis ne tas laikas, kai reikia užmegzti naujas romantiškas pažintis. Na, o jeigu jūs jau turite savo širdies draugą ar draugę, pasaugokite jūsų santykius nuo žvarbių jau pavasarinių vėjų. Deja, sekmadienis jau bus sudėtingas ir tai diena nepalanki nei romantiškiam pasimatymam, nei šventimui, nei pramogavimui. Tai tas laikas, kurį reikia išimtinai skirti savo šeimai, artimiesiam ir ypač vyriausiam šeimoje. Nors tądien patartina likti namuose ir niekur nevykti, bet jeigu jūsų tėvai ir seneliai gyvena toli nuo jūsų, būtinai išsiruoškite į svečius, aplankykite juos. Jei kyla klausimas, ar kažkuri planeta pereis į kitą zodiako ženklą, tai pasakysiu ne. Šią savaitę niekas nesikeičia. Beje,
turiu ir vieną džiugią naujieną. Už kompromisus, už dėrybas, už partneriškus santykius atsakingas Chironas judės savo itin palankiame Avino karališkame laipsnėje. Ir tai gera žinia, nes įtampos ir šią savaitę pakaks, ypač savaitės pradžioje. Būtent tokia palanki Chirono pozicija padės rasti kompromisą, suprasti geriau kitą, atleisti, įvertinti, išmokti gerbti savo partnerį. Ir sakyčiau, pagrindinė šios savaitės pamoka, pagrindinis dalykas, kurį reikėtų įsidėmėti šią savaitę, tai pagarba. Ir ne tik kitam žmogui, viskam, savo aplinkai, savo namam, medžiui, kuris auga prie jūsų lango, ar upiai šalia tekančiai. Į viską atkreipkite dėmesio, likite pagarbus ir savaitę nebus sudėtinga. Šypsena jūsų veide neišnyks. Na, o apie konkrečias prognozes kiekvienam zodiako ženklui skaitykite Palmiros horoskopai.lt. Taip pat norėčiau priminti žuvim, kurios rengiasi savo gimtadieniui, kad gali registruotis konsultacijai apie gimtadienio horoskopą, apie soliarą ir tom žuvim bus taikomos nuolaidos.